esam kažkais mieste, rašėsi Kaskais. Kanapių galim nusipirkti, rūkyti. Na jo. Atėjom apsižvalgyti po miestą. Nes gyvenam mes tai kaimukė. Gyvenam kempinge. Nu, ten yra aplinkui toks kaimukas. Kas fainas šiaip. Suvenyrų gal kam nors nupirkti. O, žiūrėk, šuniukais. Renka. Visur kažkaip tie patys suvenyrai. Nieko naujo neišgalvoja. Šalikėlį va, gali. Šalikėlį, periostėlį. O kažkai lentelės? O kas čia tokia? Nu, puodai padėt. Bet labai didelis. O kodėl? Jei didelis puodas, tai... Žiūrėk, masažas kojų. Nenori? Dar ne? Dar ne, kol kas. Kol neini kamino. Bet jau po kamino tikrai norės. Žiūrėk, kokia gatvelė. Ką? Užinim? Veda. O, čia futbolą žiūri žmonės. Gal. Ne futbolas, o golfas, man atrodo. Čia bučiuojasi žmonės, jau matau. Nežinau, kažkur išeisim. Truputį patraukiau kamerą, kad meilės neužfiksuoti. Kad neužfiksuoti, kaip užpakalį graibo. Geriau nufilmuoti. Čia jau toks nelabai švarus. Jo, net iš kvapo. Nu, tai čia turbūt įlanka kažkaip. Tai matosi tiesiog. Jo, subėga. Tai nežinau, galim neiti. Jeigu nori. Vis tiek nesimaudysim. Dabar tai jo, tai geriau. Palmikės. Kažkokia scena, kažkas bus čia. Koncertuos. Kokie butukai. Va, kokie pastatai. Marija Helena. Gražu. Apsodinta, sutvarkyta. Jūreivis kapitonas čia gal. Taip. Reikės įsiversti vėliau. Kas čia toks? Močiutė sakytų, o koks aliošis auga. Dėja, ne aliošiai. Gerai atrodo paplūdimiai. Paplūdimiai. Ryte nebuvo nei vieno žmogaus. Nu va, dabar karšta lauke tai. Kaip tas vaizdas.
Dar vienas paplūdimys. Toks mini. Rasa sakė, kad čia ryte nebuvo vandens, o dabar yra jau. Ne tik sakė, bet įrodymą parodė, nuotrauką. Parodė įrodymą. मैं खाना खा लूँ हाथ कर लेते हैं यहाँ से भी Nereikės muzikos dėti. Reikėjo savo meškerę pasiimti. que são indignos. Kiek žvejų. Va, koks busiukas McDonald'o. Užsisakai ir gali prasilėkti. Einam jau namuku į savo kemperiuką. Užteks čia slampinėti. Ane? Rasa jau čia antrą kartą eina. Aš dar pirmą apžiūrinėju. Žmonės va dar laksto per tokį karštį. Reik parašą paprašyti, čiagi pirsas. Capo da Rosa. Ar Roka, nežinau. Gali būt, atvažiavom pasižiūrėti va kapą dėl Roka. Tikiuosi gerai tariam. Arosa. Arosa. Vakariausias čia taškas, sakei? Vakariausias Europos taškas. Nu va. Ir juodžiausias Europos šuo. Blizgiausias. Jaučiuos kaip kalnų ožys. Aha, gražu. Hold on to your phone. Hold on to it. Hold on to it. Yeah, windy. Čia geriau matosi. Neblogas tas vakariausias Europos taškas. Koks paveiksliukas. Pasakiškas grožis. Kvies didelis šaltas. Oi.
Damn. Mira, chica, te pone aquí en medio. Todo el mundo. Mira, pues me pongo en el medio aquí también. Čia reikia žiūrėti, kad nenupūstų. Akinių, kad nenuneštų. Na ką, važiuosim toliau. Rasa šiandien išėjo Kamino kelią 600 km. Aš pažiūrėjau krepšinį Australiją. Žaidė su suomiais, visai įdomios buvo varžybos. Ir dabar važiuosiu iki miestelio, kur ateis Rasa ir ten kažką paveiksim. Toks planas šiandien. Pernakvojom Portugalijai, čia Lisabonai pačioj. Ir šiaip buvo karšta visai, 35 laipsnių vakar, bet gerai išsimiegojom. Tai Rasa atsikėlė šiandien kažkur tai prieš 6 ir išėjo. Tai vat, kol kas toks planas.